ir sekantis mūsų pratimas, tai yra kojų lenkimas treniruoklį. Vėlgi, treniruoklio mes neturime, todėl jį imituojame. Šis pratimas yra skirtas dvigalviui šlaunies raumenim ir dvilypiui blauzdos raumenim. Labai svarbu yra įsiremti į treniruoklį, stabiliai laikytis už rankenų. Kuomet dirbam treniruoklį, tai šitos vietos keliai turi išeiti iš atramos. Čiurnas dedam už, šiek tiek žinau, leisk, čiurnas mes dedam už rytinio, kojas šiek tiek plačiau. Ir dabar įkvepiam ir iškvepiant lenkiam. Grįžtam. Darant šitą pratimą yra labai svarbu, kad kojos būtų šiek tiek plačiau ir stabiliai laikytųsi viena kitai. Ir labai svarbu išlaikyti neutralų liemenį. Aš nebelaikysiu. Gerai, gali atsipalaiduoti. Stokis. Darant šitą pratimą yra labai svarbu išlaikyti visą kūną prispaustą prie treniruoklio. Tai reiškia pilvas, liemuo, laikytis rankenom, kojas už rytinio ir nepamesti tų būtinųjų taškų. Pati nesišneka, nes jau nesam.